Prie šios koalicijos prisiplakė ir veikėjas, kuris viešai socdemų krašto apsaugos ministrę vadina ligonė. Aš žinau, ką reiškia būti kitokiu, keistu, ką reiškia būnant Aspergeriu, mokytis perskaityti tas rodos neįmanomas reikšmės tarp eilučių, kurių kartais yra daugiau negu pačių eilučių. Tiesą sakant, kartais jaučiuosi, kad visi turi instrukcijų knygutę, kaip elgtis normaliai. Autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės panyra į vieną veiklą ir visiškai nereaguoja į nieką kitą, nemato, kas vyksta aplinkui arba net nieko kitų nesidomi. Aš esu jautri stipriems garsams, šviesai, dideliam triukšmui. Tai, pavyzdžiui, prekybos centre aš esu kaip žmogus, kuris eina autopilotu, nes tiesiog man taip truputį atsijungia kognityvinis procesas ir aš bandau praplaukti per šitą visą košmarą, kaip nors ir išplaukti iki durų. Aš jaučiuosi kaip tik per karantiną daug geriau, nes man lengviau su žmonėmis bendrauti per atstumą. Kaip ir sakau, didelė tikimybė, turint omenyje, kad buvo šiąnakt taip pat labai didelis puolimas prieš Ukrainą, kad tai gali būti vienas iš tų objektų, kurie sureagavę į Ukrainos gynybą nuklydo kitur. Mes turbūt skiriamės nuo Facebooko vartotojų tuo, kad spėlionių neskelbiame. Vis dėlto visam pasauliui tai yra JAV rinkimai. Tai šioje situacijoje, kas vyksta, tikrai vertinčiau, kad tai yra nacionalinių rinkimų procesas. Ir šiaip nacionaliniai rinkimai pradeda tapti grėsme nacionaliniam ir globaliam saugumui.